Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Kupiškį, miestą šiaurės rytų Lietuvoje, kur teka Kupa ir ten iš šios upės ir atsirado Kupiškio pavadinimas kupėti, konkuliuoti, srauninga upė, smarkiai bėgti, tai atbėgo galiūnai iš visos Lietuvos, kad sudalyvautų antrajame Lietuvos galiūnų čempionato etape. Pirmasis Tomas Šliūpas. Primenu, kad pirmasis etapas vyko Mažeikiuose, ten Mantas Lalas iškovojo pergalę, čia Gintaras Šiaulys. Šiandien turėtų būti 11 sportininkų, o man labai džiugu Donatą Maskolaitį pristatyti, kad šios varžybos jums padės komentuoti ir stipriausias planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Kažkaip sportininkų daugėja, pirmajame etape 10, čia jau Dainius Repšys, 11 sportininkų. Pirmame etape negalėjo dalyvauti Karolis Aleksandravičius ir Modestas Truckus, kurie tą pačią dieną, kaip vyko pirmas etapas, Latvijoje dalyvavo tarptautiniam turnyre ir užėmė garbingą prizinę vietą. Tai dabar jie pasijungia ir matysime tikrai stiprią kovą. Tikrai taip, su kuo ir sveikiname visus mūsų sportininkus, kurie užsienyje dalyvauja turnyruose ir atneša pergalės. O čia Kupiškyje Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštėje įspūdingas Lietuvos galiūnų čempionato etapas. Netrukus išgirsite, kaip sportininkus pasveikins Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys Virginijus Umbra, kuris labai džiaugiasi, kad galiūnų sportas po ilgos pertraukos sugrįžta į Kupiškį. Pažiūrėsime, kaip jis palinkės sportininkams sėkmės, o susirinkusiems puikaus reginio. Na, o čia štai seniai matytas Karolis Aleksandravičius, kuris praleido pirmą etapą, bet prisijungė antrajame. Na, šį žmogų turbūt pažįstate puikiai, kiekvieną kartą jis taip darydamas salto prisijungia prie visų sportininkų, džiugina mūsų sielas, tai yra Rokas Černiauskas. Na, o čia, kaip be jo, Saulius Brusokas, vyriausias iš šių varžybų teisėjas. O dabar dėmesio. Galiūnų čempionatas po ilgų metų grįžo į Kupiškį. Ir tikrai džiaugiamės, kad tokiu gražiu oru galime pasitikti jūs. Tad noriu palinkėti jums gerų rezultatų, žiūrovams gerų įspūdžių ir kad nepatirtume traumų. Gerai, sveikinimo žodis startas, o mes keliaujame į pirmąją rungtį. Taip, pirmoji rungtis tai yra traktoriaus tempimas. Iš viso 11 galingiausių sportininkų varžysis 5 rungtyse traktoriaus tempime, padangų po 290 kg vertime, tada kelimo estafetėje, jinai sunki, net 4 svoriai, taip pat svorių laikymo ištiesus rankas pirmin ir maišo užsimetimo ant peties rungtyje. Žydrūnai, kas čia per rungtis maišo užsimetimo ant peties? Pamatysime naują rungtį Lietuvoje, maišo užsimetimas ant peties. Svoris gali būti skirtingas, bet maišą reikia nuo žemės užsimesti ant peties ir tada teisėjas fiksuoja, kad vienas bandymas yra. Ir taip per minutę kuo daugiau kartų. Taip pat būna variacijos, kada reikia estafetę daryti šią rungtį ir kelti vis sunkėjančius maišus. Tikrai graži, įdomi ir galiūnam pakankamai sunki rungtis, kuri reikalauja daug ištvermės. Neleidžiate priprasti galiūnam prie įprastų rungčių, vis kažką naujo pasiūlote Galiūnų federaciją, taip? Taip, iš tikrųjų ir Lietuvoje, ir pasaulyje vis atsiranda ir naujų rungčių, kurios iš tikrųjų papildo tą mūsų ir taip didelį rungčių kiekį, vis įdomesnėmis. Tuo galiūnų sportas ir žavus, kad visada atsiranda naujų rungčių ir nežinai, kaip... Kas tavęs laukia? Kas tavęs laukia ir sportininkam taipogi įdomu. Žydrūnai, kasgi čia nutiko? Pirmasis sportininkas Gintaras Šaulys tik tai 5,5 metro pajudino traktorių. Ar traktorius sunkus, ar pasiruošimas menkas? Šis traktorius yra tikrai labai sunkus. Sveria jisai virš 10 tonų. Tai įprastai sportininkai traukia kur kas lengvesnius traktorius varžybose ir dar matomai čia yra ne tik svoris, bet ir šiek tiek įkalnės. Tai matosi, kad šį kartą jau sportininkai neįveiks distancijos, o kovos dėl kiekvieno centimetro
ir teks matuoti atstumą. Pirmajame etape matėme traktorių su priekaba. Taip, bet netgi traktorius su priekaba kartais lengviau būna negu vienas sunkus didelis traktorius. Vis tik tai matome, kad didelis jisai yra sunkesnis ir šiaip jau traktorių yra sunku tempti, nes tikrai reikia prasukti daug agregatų pačiam traktoriui, neriedais taip lengvai kaip vilkikas ar lengvasis automobilis. Tai čia tikrai galiūnam šį kartą teko labai sudėtinga užduotis. Taip, aš priminsiu, kad taisyklės tokios, 1 minutė ar ne, duodama ir reikia šį traktorių 20 metrų, ar ne? 15 metrų šį kartą, įvairiai būna nuo 15 iki 20 ir net ir 30 kartais būna, jeigu lengvas svoris, bet dažniausiai 15-20 metrų. Ramūnas Liebus kol kas yra lyderis. Jisai, kaip ir sakė Žydrūnas, kovėsi dėl kiekvieno centimetro ir jeigu pirmi 2 rezultatai buvo 4,50 m, tai Liebos rezultatas 5 metrai. Žydrūnai, jūs visą laiką jauniems sportininkams duodate patarimų, o ką čia galima patarti? Man atrodo, taip žiūrint iš šalies, tai yra smūgis žemiau juostos. Atvyksti į antrąjį etapą, gauni tokį svorį ir motyvaciją, kai tu nepajudini traktoriaus, gali būti arti nulio. Na, iš tiesų, bet kai visi nepajudina, tada šiek tiek atsistato tą motyvaciją ir vis tik tai turi kovoti, supranti, kad šį kartą yra sunkus traktorius ir kad lems kiekvienas centimetras, tai turi įdėti tas paskutinės jėgas, kad 1 centimetrą aplenktum savo kolegas. Jau turime naują lyderį, tai yra Robertas Bartkevičius, 5,50 m. Taip, kol kas tai yra lyderis, o žiūrime, Modestas Struckus irgi pirmajame etape nedalyvavo. Ar dalyvavo? Taip, Modestas Struckus kartu su Karoliu Aleksandravičiu dalyvavo komandinėse varžybose, tai dabar jiems užduotis yra surinkti pakankamai taškų, nes yra tik 2 etapai atranka į finalą. Tai čia ir stabtelkime, aš pradžioj galvojau, suklydau, iš tikrųjų tik tai 2 etapai ir iš karto finalas. Taip, 2 etapai. Kas lėmė tokias permainas? Dažnai būna 2 arba 3 etapai, bet šiais metais 2 etapai. Šiaip yra pakankamai, kad išaiškinti tuos 10 stipriausių, kurie varžysis finale. Ir taip jau susiklosto toks kalendorius. Yra daug šiais metais tarptautinių varžybų. Tai Lietuvoje matysime nemažai tarptautinių varžybų, komandinių varžybų, dėl to yra 2 etapai ir finale susirinks stipriausiai. Taip, naujas lyderis su kiekvienu tempimu, Modestas Struckus 6 metrai ir jis išlieka lyderiu. Karolis Aleksandravičius taip inirtingai pradėjo šią rungtį, bet pritrūko 31 cm, kad jis taptų lyderiu. Tikrai ne visiems paranki ši rungtis. Man labai įdomu, ką darys čia Rokas Černiauskas. Išbando kažkokią naują techniką, kuri vadinasi išsiūbuok ir pagauk pagreitį. Na taip, Rokas Černiauskas lengviausias dalyvis, nelengviausias, Ramūnas Liebus lengviausias, bet vienas iš lengviausių, tai prieš tokį galingą, sunkų traktorių iš tikrųjų su tokiu svoriu yra sudėtinga. Reikia galvoti, kaip čia panaudoti kuo daugiau jėgos. Net 4, ar gerai skaičiau, taip, beveik 4 sportininkai pasiekė 40-50 ir turime lyderį, tai yra Modestas Struckus, Karolis Aleksandravičius 2, Robertas Bartkevičius yra 3. Lukas Mataitis, kažkaip jam šį rungtis ir paužo, nepaėjo, jeigu taip galima barbariškai sakyti, o dabar paklausykime interviu. Latvijoje varžybose likote 2, šaunus rezultatas. Šiandien varžybose rodai puikus rezultatais. Ar tai reiškia, kad tavo forma gerėja? Tai varžybose Latvijoje gerai pasirodėm, tačiau po varžybų pirmadienį apsinuodinau. Biškį jau savijauta yra prastoka, bet atvažiavęs neketinu pralaimėti. Ar čia dėl latviško maisto apsinuodinau? Tikriausiai, lietuviškas pats geriausias. Ar tikiesi ir toliau taip išlaikyti tokius puikius rezultatus? Aš nesitikiu, aš turiu išlaikyti gerus rezultatus. To aš atvažiavau. Šaunuolis, tavo žodžiai labai įkvepiantys. Ačiū tau.
Gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės sveiki sugrįžę į Kupiškį antroji rungtis, padangos vertimas. Antrasis etapas, pirmasis etapas Galiūnų prasidėjo Mažeikiuose, o čia keliaujame į Kupiškį. Kartu su mumis yra Žydrūnas Savickas, trumpai apie šią rungtį ir tada pašnekėsim apie organizacinius reikalus. Čia viena dažniausiai naudojamų rungčių mūsų varžybose, tradicinė padangos vertimas. Svoris, kaip visada, 360 kg ir laimės tas sportininkas, kuris įveiks distanciją greičiausiai. Taip, linkime sportininkams sėkmės, o dabar grįžkime prie miestų kovos dėl galimybės prisikviesti Galiūnų federaciją, kad jie surengtų tokią šventę. Dažniausiai jinai būna gimtadienio proga, šį kartą be jokios progos, ar ne? Na, kadangi Kupiškyje varžybos vyko labai senai, 2002 metais paskutinį kartą, tai iš tikrųjų nutarė neatsilikti miesto vadovai nuo kitų miestų. Jau šventė miesto, kad po 20 metų Galiūnai grįžo. Tai iš tikrųjų nereikėjo jau su miesto šventė derinti, tikrai labai daug žmonių susirinko, visi buvo pasiilgę Galiūnų varžybos pamatyti gyvai. Taip, Lukas Mataitis po pirmos rungties nutarė atsigriebti antroje rungtyje. Dažniausiai, kai dideli renginiai organizuojami, vis tiek reikia laiko pasiruošti, visus organizacinius reikalus suderinti. O aš dabar spaudoje skaičiau, kad štai sausio 25 dieną savivaldybėje stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas ir direktorius Gediminas Rupšys susitiko su savivaldybės atstovais, sukirto rankom. Tai ką, užtenka pusės metų, kad tokia šventė suorganizuota? Na taip, šiaip galima ir greičiau, ir ilgiau, bet kuo iš anksčiau pradedi, tuo geriau viskas gaunasi. Ar su perspektyva buvo tas susitarimas, apsiribosite tik tai šiomis varžybomis, kokie atsiliepimai po varžybų, ar tęsite bendradarbiavimą? Atsiliepimai geri, ar tęsime priklauso nuo miesto. Manau, kad miestiečiam patiko, jeigu miestiečiam patiko, tai ir miesto valdžia norės, kad vyktų tokie renginiai. Kad miestiečiam patiko, tai yra faktas, gal tik tai vieną, ten kažkokį blogesnį atsiliepimą girdėjau, kad ne visi gerai matė varžybas, ypač traktoriaus tempimą. Taip, matau, kad čia žmonės vieni už kitus sustoja, anšlagas didžiulis. Taip, daug žiūrovų, problema atsiranda, kad sunku matyti, net ir pasaulio čempionate. Šiais metais kai kurie žiūrovai buvo nepatenkinti, nes tiesiog organizatoriai nesitikėjo, kad tiek daug žiūrovų bus. O statyti tribūnas tai irgi daug kainuoja iš tikrųjų. Na, aš pagalvau, kad tribūnos gal ir būtų gerai, bet tai irgi papildomos lėšos, o čia jau kova verda, kaip turi būti. Žiūrime, pagrindinėje miesto aikštėje vyksta šios varžybos ir man atrodo, kad čia matysim labai gerą rezultatą. Fiksuojam jį. Taip, ko gero, čia yra geriausias rezultatas. 33-21, Dainius Repšys tampa lyderiu. Kol laukiame naujos antros, dar vienos poros, noriu, Žydrūnai, jūsų paklausti, kokie įspūdžiai po Mažeikių etapo, kur triumfavo Mantas Lalas, kuris tapo lyderiu nuo antrosios rungties. Tradicija tokia, aš tai pastebėjau, 22 metais Lalas laimėjo ir prasidėjo čempionatas, dabar taip pat. Na, iš tikrųjų, Mantas Lalas labai stipriai pradeda sezoną visada, bet kadangi ūkis ir yra ūkininkas, tai iš tikrųjų, kada prasideda pats tas darbymetis, Liepa, rugpjūtis, jam sudėtingiau suderinti treniruotės, varžybas ir darbus. Tai praeitais metais nelabai kaip finale pasisekė, šiais metais finalas bus anksčiau, beveik mėnesių. Čia dėl Lalo. Taip, tiesiog gavosi ir manau, kad jis išlaikys tą sportinę formą iki finalo ir matysime tikrai įspūdingą finalą. Nes taip jau gavosi, kad mūsų lyderiai nesusitiko etapuose, tik finale. Išsiaiškins, Mantas Lalas dalyvavo pirmame etape, šiame nedalyvauja.
o Modestas Truskus ir Karolis Aleksandravičius tik tai dalyvauja antrame etape. Tai laukti reikia finalo. Bet ar nėra tai rizika iš Aleksandravičiaus ir Struskaus pusės, kurios kaip tik dabar ir matome, grįžo iš varžybų Latvijoje, suprantama, dėl to praleido pirmąjį etapą, bet jiems šitas etapas mirgyvenk? Taip, iš tiesų reikia užimti prizinę vietą, kad patekti į antrąją etapą. Bet vat, pavyzdžiui, Modesto atveju apsinuodijo Latvijoje, tai ačiū Dievui, kad jis geros formos ir žiūrėkite, kaip čia visus džiugina. O jeigu kas rimčiau, praleidė antrąjį etapą ir sudė? Taip, visko gali būti. Saulius Kikas dalyvavo pirmame etape, gavo traumą ir nors užėmė gan aukštą vietą, bet kadangi šiandien nedalyvauja, tai iš tikrųjų labai rizikuoja, nes nors vienoje rungtyje jisai būtų išėjęs į aikštelę, būtų gavęs jau kažkiek taškų. Dabar viskas yra jau kitų sportininkų rankose. Gal priminkime mes dar kartą, kur vyks finalas ir kiek žmonių iš kiekvieno etapo išeina. Dabar čia matote padangos vertimo rezultatus. Modestas Truskus ir Karolis Aleksandravičius. Dviese nepajudinami, identiškas rezultatas ir pirmoji ir antroji rungty. Vėliau jau pozicijos kitų sportininkų keičiasi. Tai faktas, kad po dviejų rungčių Modestas Truskus yra išsiveržęs į priekį, Karolis Aleksandravičius yra antras. Dabar belieka tik tai sužinoti, kasgi trečias, nes dėl jos verda įnirtinga kova. Tomas Šliupas trečias, ketvirtas Dainius Repšys ir labai neblogai atrodo Robertas Bartkevičius, kuris vis dar penketuke, o Lukas Mataitis bando lipti į viršų po nevykusios pirmosios rungties. Po dviejų rungčių rezultatai tokie, lyderius skiria viso labo 2 taškai, kova bus įdomi, o čia mes keliaujame į trečiąją rungtį, svarmenų kelimo estafetę ir Žydrūnai, tas klausimas mano užduotas pakabintas, tai dabar jį galima ir aptarti. Tai kiek ten žmonių su tuo finalu išeina iš kiekvieno etapo? Šiais metais finale dalyvaus 10 dalyvių ir bus skaičiuojami abiejų etapų rezultatų suma. Tai viskas lemia sumoje. Tai iš vieno etapo po kokius 4 ir keletas kvestinių? Tai čia visi jau susiskaičiuos, kiek taškų gaus. Iš principo panašiai pirmi 4 tikrai patenka, užėmė vietas iš pirmo etapo, o jau 5, 6 tada skaičiuojasi, kaip ten kitame etape buvo. Na taip, o čia dėmesio, čia jau ta rungtis labai sunki. Trečioji rungtis, sportininkai turi kelti 100 kg luitą, tada dar sunkiau 140 kg rastą, tada dar sunkiau 145 kg Apolonas. Na ir štai va, tas Apolonas dabar kaip tik ir laukia Galiūno. Na ir tada viskas bus baigta 105 kg hanteliu. Kiek čia skiriama? 2 minutės? Ar ne? 90 sekundžių. 9,5. Turėtų būti skirta ir sportininkam ir sunku, ir lengva. Priklausom, aišku, nuo jėgos, galima ir greitai padaryti. Kažkaip to lengvumo, Žydrūnai, neįsižeiskit, nematau. Man atrodo, kad čia beprotiškai, velniškai sunku. Na, nėra tokie jau dideli svoriai. Kiekvienas sportininkas maksimaliai iškelia tikrai didesnius svorius, bet čia yra ta kombinuota rungtis, kada tu turi visus veiksmus daryti, ir bloko kelimas, ir rasto kelimas, ir Apolono, ir baigti hanteliu. Tai hantelis yra sunkiausia dalis, jis yra paskutinis, iš tikrųjų nedaug. Nors svoris lengviausias beveik. Nors svoris tik 105, bet viena ranka, ir šį svarmenį netiek jau daug yra iškėlę Lietuvoje sportininkų. O Lukas Mataitis ir naujam sezone su tom pačiom problemom susiduria, tai nepastovumas? Na, galbūt rungtis kaip susiklosto sportininkui, kur yra palankesnės rungtis, jis aišku sudalyvauja geriau, į viršų kelimą matome rungtis viena iš geresnių jam, tai turėtų puikiai susidoroti šioje rungtyje. Labai esu Luko Mataičio gerbėjas, bet kartais taip sunku. Tu supranti, kad tai žmogus, kuris mažiausiai turėtų patekti į trejetuką, bet būtinai iš 5 rungčių 1 arba 2, kuris užima 9 vietą, išbarsto taškus ir tas trejetukas kažkur toli. Taip, ypatingai sunki rungtis yra Lukui svarmenų nešimai
ar rentinio nešimas, ar lagaminų nešimas, nes pirštai nėra tokie stiprus ir čia jisai išbarsto. Tai jeigu ta rungtis yra varžybose, iškart praranda daug taškų. Bet tarsi apie tai ir šnekėjom, kai sportininkas pats supranta, kur reikia daugiau treniruočių įdėti, tarsi žinai savo achilo kulną ir ties juo dirbi. Jo, bet iš tikrųjų yra pakankamai sunku, ypatingai su pirštų jėga. Man irgi buvo viena iš silpniausių rungčių ir turi labai daug dirbti iš tikrųjų, nes jeigu genetiškai pirštai yra trumpesni, tai tu turi 10 kartų daugiau dirbti už kitus sportininkus, o vis tiek genetika daug lemia ir tie pirštai sustiprėja taipogi su amžium, su laiku, tai manau, kad vis tik tai kiekvienais metais Lukas toje rungtyje stiprės ir galės tada neprarasti taškų bendrai įskaitoje. Užsiminėte apie save, labai visiems įdomu, aišku, kai kurie seka Facebook'o, kitose kanaluose, jūsų keliones po pasaulį, kaip prabėgo jūsų vasara, kiek žinau, visai nesnei iš Kinijos grįžote, kokia vasara, ar naši buvo ir kaip ten į tą vasarą įsipaišo ir galiūnų sportas? Na, iš tikrųjų daugiausia vis tik laiko praleidau Lietuvoje vasarą. Teko porą kartų teisėjauti užsienio varžybose vasarą, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje. Bet pavasaris buvo tikrai daug kelionių ir į Pietų Ameriką, ir Šiaurės Ameriką. Daug teko matyti didžiausių pasaulio varžybų. Šį kartą kaip svečiui, kaip teisėjui, kaip žiūrovui. O kaip su dalyvavimu varžybose? Šie metai yra reabilitacija, visiškai nedalyvausiu, nors galvojau, kad dalyvausiu pasaulio veteranų čempionate gruodžio mėnesį, bet vis tik tai nutariau, kad visą sezoną praleisiu, pailsėsiu ir tada nuspręsiu, kokie yra mano tikslai dar šiame sporte. O reabilitacija tiesiog morališkai pailsėti, aišku, ir fiziškai kūnui leisti, ar jau kūnas kažkokius ženklus siunčia, trimituoja, kad palauk, dabar reikia išlaukti, nes galima trauma? Na, ne tiek, kad galima trauma ar pervargimas, tiesiog atėjo laikas, kai reikia pailsėti, nes vis tiek virš 30 metų dalyvauta varžybose. Pasitaikė proga tokias reabilitacinės procedūras daryti, tai pasinaudoju tuom ir rekomenduotina palaukti kelis mėnesius iki pilno rezultato ir noriu išnaudoti tą reabilitaciją, kad tikrai atsistatyti ir puikiai jaučiuosi, nieks neskauda. Norėčiau kibti į sportus, bet sezonas į pabaigą, tai iš tikrųjų jau neverta forsuoti savęs. Na, o čia labai puikus Dainiaus Repšio pasirodymas ir jis tampa šios rungties lyderiu. Viską atliko tobulai, visi 4 svoriai iškelti ir Dainius Repšys puikiai pasirodė. Karolis Aleksandravičius. Dažniausiai jį įpratę tarp pirmųjų matyti, bet jau 2 rungtys ir 2 antrosios vietos. Ar čia Struckus toks geras, ar Karolis pavargęs po Latvijos? Abu vienodai pavargę. Manau, kad dirbo vienodai. Irgi nuo rungčių priklauso. Vienos rungtys Karoliui dėkingesnės, kitos Modestui. Bet Modestas tikrai šiemet yra nusiteikęs ryžtingai. Jo metai. Manau, kad šiais metais jo tikslas yra tik 1 vieta Lietuvos galiūnų čempionate. Karolio tikslas taip pat susigrąžinti tą titulą. Be to daug kitų sportininkų padarė didelį progresą, bus labai įdomu pažiūrėti. Sunku pasakyti, kuris iš jų stipresnis, vienas kito vertas varžovas Karolis ir Modestas. Ar neapmaudu, kad čempiono titulą iš paties, kadangi nedalyvauji, atims kažkas kitas? Na, čia ne tai, kad atims, aš čia gražiuoju atiduodu, nes pats nedalyvausiu, jau tą ne kartą dariau, nes vis tiek 30 metų, kai dalyvauju, norisi ir pailsėti. Ir man nedalyvaujant čempionais tapo ir Vidas Blekaitis, ir Marius Lalas, ir Vytautas Lalas, ir Karolis Aleksandravičius. Tai iš tikrųjų daugiau turim čempionų, nereikia visada man dalyvauti. Tai ką prognozuojam finale, kova tarp Lalos, Struckaus ir Aleksandravičiaus? Ar dar kažko nepaminėjom?
Tomas Šliupas padaręs didelį progresą, puikiai atrodė pirmame etape ir čia visai neblogai ir žinau, kad jis tikrai labai rimtai žiūri treniruotės, skiria tikrai labai didelį dėmesį, tai toks gaunasi penketukas labai stiprių sportininkų ir aišku, Dainius Repšys norės pasinaudoti progą ir kažkaip laimėti tą geidžiamą Lietuvos čempiono titulą. Na, pretendentų iš tikrųjų į sostą daug, bus labai įdomus finalas, beje, kokiam mieste finalas vyks ir kada. Mes jį pamatysime. Finalas vyks Druskininkuose, o pamatysime už kelių savaičių, nes tarpe tarp pirmo ir antro etapo ir finalo bus kelios tarptautinės varžybos. Beje, apie tas tarptautinės varžybas pašnekėsime šiek tiek vėliau, kuo lepinsime BTV žiūrovus, o čia Dainius Repšys paminėtas, štai jis, sakėme, lyderis, 4 svorius iškėlė, puikiai pasirodė ir sulaukė labai daug ovacijų, Modestas antras, Lukas Mataitis, taip, jam parankioje rungtyje kopė į 3 vietą, Karolis Aleksandravičius tik tai 5 ir jisai barsto taškus ir žiūrime po 3 rungčių. Tai Modestas Truckus, jau 5 taškų atotrukis, bet labai rimta kova. 2, 3, 4 vietos paminėtas Tomas Šliupas, Dainius Repšys irgi, ko gero, nepasitenkins, tik tai 3 vieta, nori žvelgti ir kopti aukščiau, taip pat turbūt ir Tomas Šliupas. Lukas Mataitis jau pakilo į 5 vietą, jis turbūt irgi apie save dar duos žinoti. Dainiukai, visi pastebėjo, kad pakeitęs įvaizdį. O kaip su forma? Forma kaip forma, žinai. Čia atvažiavus į Kupiškį kažkaip jaudulys yra, kaip namie dalyvauja. Kaip link daug. Turbūt sunkiau. Sunkiau, to jaudulio niekaip negaliu. Sunku tvarkytis realiai, dar po 3 rungtynės. Bet šito rungtynės pamatėm, kad tu labai gerai tvarkais. Žinai, Sauliau, turėjau svajonę, kada nors šitą hantelį pakelti. Pagaliau jį pakėliau. Supranti? Jisai labai sunkus tas hantelis. Aš jį labai norėjau pakelti kažkada. Ir pakėliau. Šaunuolis. Už tai, kad namuose. Ko gero. Nepaprastas Lietuvos galiūnų humoro jausmas, smagu stebėti ir žiūrėti, o dabar ta rungtis, nauja rungtis, maišo užsimetimas ant peties, tai jau yra prieš paskutinę. Taip, rungtis. Taip, šį kartą tik 5 rungtis sportininkam ir ši rungtis yra nauja sportininkam, bet kai kurie iš jų daug treniravosi, tai turėtumėm pamatyti gerus rezultatus. O kur čia sunkumai paskirstyti tą svorį, game čia pakelti, bandau dabar suprasti. Sunkumas priklauso nuo maišo svorio. Kiek jisai sveria? Maišas sveria 130 kg. Tai maišai varžybose būna nuo 100 kg iki kokio 180. Tai čia tas toks vidutinis svoris, kadangi skirtas kuo daugiau kartų iškelti, tai tas 130 kg mūsų Lietuvos čempionate yra pakankamai toks nemažas svoris. Beje, galėtų varžybos vykti pavadinimu stipriausias Lietuvos ūkininkas, ar ne? Tokia rungtis ten labai tiktų. Taip, 4 kartai toks Roko Černiausko rezultatas. Rokas Černiauskas iki šios rungties kažkur šešėlyje buvo dingęs. Na taip, jis irgi vis tiek su savo svoriu sunku varžyti su sunkesniais sportininkais visose rungtyse. Jisai turi savo arkliuką, tai yra atkelimą. Šį kartą nematėm dar kol kas atkelimo. O šioje rungtyje stipri nugara, daug taipogi padeda. Tai manau, kad tas rezultatas 4 kartų yra visai neblogas. Beje, Žydrūnai, pripažinkite, kad rungtis šiame etape dabar jau 4 matėme, iš tikrųjų yra beprotiškai sudėtingos. Na, pakankamai sunkios, nėra lengvos, ypač tas traktoriaus tempimas buvo, kada vietoj numatytų 15 metrų sportininkai įveikė 5-6 metrus, tai jau ten daug jėgų prarado, taipogi kelimo į viršų estafetė buvo tokia sudėtinga, kur tik tai Dainius Repšys padarė viską iki galo ir maišo kelimas, nauja rungtis,
sunki rungtis, kuri reikalauja daug, ne tik jėgų, bet labai daug ištvermės. Rokas Jokubaitis išlieka lyderiu, Vytenis Pauža nesugebėjo jo aplenkti, 3 kartus užsikėlė maišą. Beje, ne tik tai mes čia mėgaujame šiuo reginiu, bet ir kupiškėnai, kurie buvo šventėje ir miesto svečiai, patyrė daug smagių, stiprių, įspūdingų emocijų. Karoliui Aleksandravičiui, jeigu jis nori tą 3 vietą išlaikyti, o galgi net ir kilti aukščiau, reikia dabar jau sportuoti paskutinėse 2 rungtyse. Čia jam paranki, manyčiau, ši rungtis, ar ne? Taip, paranki rungtis, mes kartu su Karolium ruošiamės pasaulio galiūnų žaidimėms praeitais metais ir tiek jam, tiek man buvo šios rungtis. Tai treniravomės kartu šią rungtį, daug dirbo jau praėjusiais metais, tai jam tikrai, manau, viena geresnių rungčių. Karolis Aleksandravičius tą ir demonstruoja, jis jau aplenkė Roką Černiauską. Aš dar vis įkvėptas krepšinio porą kartų, man atrodo, jau ir pavadinau Černiauską Jokubaičių Roku, bet taip, Rokas Černiauskas mūsų, o Aleksandravičius sprendžia savo užduotis. Ne tik tai Roką Černiauską aplenkė, bet ir padarė tai įspūdingai 7 kartai, nes žino, kad po jo pasirodys ir Šliupas, ir Modestas Truckus, ir kiti galiūnai, tad reikia atiduoti visą save. Na gerai, čia rungtis jau laukia ir Tomo Šliupo ši rungtis. Žiūrime, kaip jam seksis. Šliupas, Žydrūnai, kelintas dabar 4, ar ne? Taip, buvo 4 bendro įskaito. Ši rungtis jam taip pat gera. Ir vienas iš pretendentų taipogi užlipti šiandien ant prizininkų pakilos. Tai aš dabar bandau įsijausti į Šliupo kailį ir jam planas minimum 5 kartai, kad taškų gaut, o ten dar gal bandyti Karolį aplenkti, nors tai, man atrodo, misija neįmanoma. Nors ne, žiūrėkit, jau 4 kartai. Tomas Šliupas. Beje, Žydrūnai, visą laiką kiekvienas miestas turi savo herojus, ar ne? Mantas Lalas Kupiškis, Žydrūnas Savickas Biržai, Birštonas Vidas Blekaitis. Ar kupiškėnai turi galiūnų, kuriuos palaiko? Na, palaiko čia visus. Kol kas neturim vietinio galiūno. Artimiausias galiūnas, kuris jaučiasi kaip namuose, tai yra Dainius Repšys, kuris kilęs iš tų kraštų. Tai šį kartą, manau, Dainius Repšys turi daugiausia palaikymą. Tai štai iš kur tas Dainiaus Repšio jaudulys. Tomas Šliupas puikiai pasirodė. 6 kartai, būtų dar daugiau laiko, tai žiūrėkit, ir būtų pavijęs ir Karolį Aleksandravičių. Na, Modestas Truckus. Šiaip labai įdomu stebėti varžybas, kaip 3-4 sportininkai yra lygiaverčiai, ar ne? Taip, ir dar nėra šiuose varžybose Manto Lalo ir Audriaus Jokubaičio. Pirmos, antros vietos laimėtojo pirmojo etapo. Tai dar būtų didesnė kova ir finalas tikrai laukia karštas. O Audrius Jokubaitis šiuose varžybose dalyvauja Uzbekijoje vykstančiose varžybose. Ir šių varžybų metu, taip? Šių varžybų metu ir galima pranešti, kad jisai užėmė labai aukštą vietą, laimėjo 2 vietą labai didelėme tarptautinėme turnyre. Ir galiu paminėti, kad aplenkė tokį sportininką kaip Nakoniečny iš Ukrainos, kuris dalyvavo Arnold Classic turnyre ir užėmė taip pat vieną iš aukštesnių vietų. Tai labai toks skambi pergalė Audriaus Jokubaičio karjeroje. Na, dėl broliukų Latvių, kurie organizuoja galiūnų varžybas ir jaučiasi vis stipriau, kad mes bendradarbiaujame ir mūsų sportininkai, ir jų sportininkai dažnai apsilanko vienoje kitoje šalyje. O kas čia per naujas maršrutas? Uzbekija. Galiūnų sportas populiarėja visame pasaulyje ir į tos kraštus nukeliavo. Na, taip, galiūnų sportas scena yra Vidurinėje Azijoje ir Uzbekijoje, ir Kirgizijoje vyksta galiūnų varžybos ir Mongolijoje. Bet mūsų sportininkai ar negaudavo pakvietimų, ar nenuvesdavo keliai. Bet šį kartą mus ukrainiečiai pakvietė. Ukrainos galiūnų federacija organizavo Uzbekijoje varžybas kartu su Uzbekija. Tai toks bendras buvo projektas, kadangi su Ukrainos galiūnais palaikom taip pat glaudžius santykius. Atsiminkime, kokie vykdavo čempionatai. Ohoho. Visada pas mus dalyvauja Ukrainos sportininkai ir mes važiuojame pas ukrainiečius.
ir šį kartą atsivėrė galimybės nusiųsti mūsų sportininką į Uzbekiją. Čia kaip pirmoji kregždė, ar ne? Vėliau, jeigu viskas pamatys, kad gerai organizuota, gal ir daugiau tam pamatysim. Taip, iš tikrųjų buvo 2 sportininkai iš Lietuvos, bet vienas atstovavo Islandiją, nes gyvena Islandijoje. Vieną dieną pamatysime gal ir Lietuvoje. Ir kas tas sportininkas? Vilius Jokužis, labai stiprus sportininkas, laimi tarptautinėse varžybose prizinės vietas, gyvena, treniruojasi Islandijoje ir kai kuriuose varžybose atstovauja Islandiją, nors jis yra Lietuvos sportininkas. Oho, jau suintrigavote. Karolis Aleksandravičius didina tempą, faktas, kad kils jis į viršų. Tomas Šliūpas kilstelėjo, Dainius Repšys, o štai Struckus dalinasi 2-4 vietas. Struckus vis dar išlaiko prieš paskutinę rungtį 3 taškų skirtumą. Karolis nuo Dainiaus saugus 4 taškų skirtumas, bet nesaugiausias yra tarp 3-4 vietos rezultatas. 1,5 taško tarp Šliūpo ir Dainiaus Repšio, kuris gan žaismingai šiandien nusiteikęs, atnaujinęs stilių, atvyko į šias varžybas. Keliaujam į 5 rungtį. Karolį nugalėjai. Aš matau, kad tu esi dirbęs su ją, praktikavaisi ir iš tikrųjų esi galingas vyras. Kokie tavo ateities planai? Su šitą rungtim dirbau labai lapkričio mėnesį, kai ruošiausi Amerikoje dalyvauti pasaulio čempionate. Tokia analogiška rungtis buvo ir tose varžybose. Tai teko tiesiog šiam sezonui prisiminti, ką išmokau. Ir matau, kad šitai rungčiai buvau pasiruošęs gerai ir dabar pavyko gerai. Lietuvos galiūnų federacija ir BTV pristato Lietuvos galiūnų čempionato antrąjį etapą Kupiškyje ir mes atkeliavome į paskutinę rungtį. Svarmens laikymas prieš save, tai yra paskutinė viską lemsianti rungtis ir čia Lauryno Stokos Gucevičiaus aikštėje tiesiog verda kova. Įspūdingas Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas, jau 4 rungtis matėme. Dėl pirmos, antros vietos ar jau galime būti ramūs Žydrūnai, Struckus, Aleksandravičius? Na, dar vis tik tai negalima pasakyti, kad ramus. 3 taškai tai yra, kai sportininkas vienas laimi, kitas 4 ir jau gaunasi vienodas taškų kiekis, tada žiūrimos aukštesnės rungtis, aukštesnės vietos užimtos rungtyse, kas būtų gal nei vienam, nei kitam sportininkui neįdomus scenarijus, o kad 3 sportininkai būtų tarpe tarp šių sportininkų arba 2, tai tikimybė gali būti, nes šioje rungtyje irgi turime sportininkus kaip Vytenį Paužą, kuris labai stiprus šioje rungtyje ir truputį pamaišys lyderių kortas. Na taip, čia nepagalvojau apie tą dalyką. Iš tikrųjų, jeigu tarp tavęs 3-4 sportininkai lygiaverčiai įlenda, gali labai daug taškų prarasti ir tie 3 taškai jau bus tik tai juokas, bet labai įnirtinga kova vyksta dėl 3 vietos. Ten Tomas Šliūpas ir Dainius Repšys, juos skiria viso labo tik 1,5 taško, bus labai įdomu juos pamatyti. Na, kiti gal šiek tiek daugiau jau nuo to 4 atitrūkę pagal taškus, tai jie jau nelips ant prizinių vietų, bet kortas sumaišyti tikrai gali, kaip kad šis sportininkas 34. Na, ne pats geriausias rezultatas, ar ne? Bet... Na, taipogi nėra Luko Mataičio mėgstamiausia rungtis, nors turi tikrai stiprius pečius, bet ši rungtis nėra jam pati palankiausia. Taip, o dabar 3 sportininkas Tomas Šliūpas, jam labai svarbi ši rungtis. Gal šiek tiek, Žydrūno, jeigu galima, apie šį sportininką. Na, Tomas Šliūpas ne taip seniai įsiliejo į galiūnų sportą, bet labai padarė didelį progresą, ypatingai šiais metais, bet ir praėjusiais metais. Ir matėme, pirmame etape jau puikiai startavo. Sportininkas yra stiprus vienodai visose rungtyse, jis neturi nei labai silpnų rungčių,
tas stabilumas ir yra labai didžiausia tokia geriausia savybė šitam sporte. Didžiulis pliusas, bet man atrodo, po šios rungties jisai turėtų būti susierzinęs 29 sekundės. Tai yra ne tas rezultatas, kuris leistų tapti trečiu. Žiūrime, Dainius Repšys, jeigu išlaiko ilgiau nei 29 sekundės, akivaizdu, kad trečia vieta visiškai ramiai garantuota. Na, Dainius Repšys tikrai turėtų išlaikyti, nes šioje rungtyje paprastai demonstruoja labai gerus rezultatus. Ir kadangi čia dabar yra labai svarbi rungtis, norint aplenkti Tomą Šliupą ir užimti trečią vietą šiandien, tikrai iškentės. Matėme, kad jis net galėjo ilgiau laikyti. Taip, tą patį pastebėjau, kad galėjo ilgiau laikyti, pamatė 29, 30, 31, viskas, Šliupas aplenktas, jau ramu, nes Karoliui Aleksandravičiui ko gero jau neįkasi. Bet dabar Karolis Aleksandravičius sprendžia savo tikslą, po jo pasirodys Modestas Strutkus. Tai mintis turbūt daugiau nei 36 sekundės, kad gauti maksimalų taškų skaičių. Na taip, vienintelis būdas ir vienintelė tikimybė, kaip aplenkti Modestą Struckų, tai yra laimėti šią rungtį, nes vis tik tai užėmus antrą, trečią vietą sunku tikėtis, kad daug sportininkų bus jų tarpe. Pirma vieta būtina Karoliui. Na ir žiūrėkit, einama link tų 36, man atrodo labai geras rezultatas. Panašu, kad Karolis bus geriausias iš tų, kuriuos mes matėm. Taip, maksimaliai, ką reikėjo, tą viską padarė, turėtų būti viduje patenkintas. 39 sekundės 52 šimtosios ir dabar kamuolys atiduodamas į Modesto Strutkaus rankas. Jam dabar, ko gero, viskas labai paprasta. Reikia peržengti 30 sekundžių ir tai ten skaičiavimai prasidėtų. Nes labai daug kas panašų laiką demonstravo 30-34. Taip, iš tikrųjų, ten visi sportininkai panašiai laiko. Vieni, kurie gerai laiko, aišku, iškart daugiau sekundžių, 10 ir 15 ar 20 išlaiko. Ir yra sportininkai, kuriem labai nedėkinga ši rinktis. Tada jie stipriai krenta žemyn. Na, aš galvoju, kiek valios turėtų būti Modesto asmenybėje. Čia apsinuodėjai, čia vis tiek bendras silpnumas, o tu vis tiek sugebi dalyvauti ir netgi gali laimėti. Taip, ko gero, Karolio rezultatas nepagerintas, bet Strutkus antras ir tai viską užbaigė ir dedam riebų tašką. Tai, viena sekundė trumpiau laikė nei Karolis Aleksandravičius, bet tai jau nesvarbu. Karolis pirmas, Modestas antras, Pauža trečias, Mataitis ketvirtas, Repšys penktas, bet Dainiui svarbiausia, kad Tomas Šliupas rikiuojasi po juo ir yra tik tai šeštas. Ir bendroje lentelėje turime tokią situaciją, kad pirmąją vietą šiose rungtynėse šiame etape iškovojo Modestas Strutkus, surinkęs 51 tašką. Pritrūko šiek tiek Karoliui taškų, 49, tik 2 taškų skirtumas. Dainius Repšys trečias, štai tas trejetukas, Tomas Šliupas sveikinam ketvirtas. Tai į finalą nuo 1 iki 6. Iš tikrųjų, suskaičiavus taškus patenka visi stipriausi galiūnai. Nepatenka tik Saulius Kikas, kuris dėl traumos negalėjo dalyvauti antrame etape, jis lieka 11. Taigi nėra tokių atsitiktinumų, gaila, kad Saulius nepateko, bet 6 sportininkai yra, kurie gali laimėti finale. Šaunuolis Dainius. Audrius Jakubaitis, Mantas Lalas, Dainius Repšys, Karolis Aleksandravičius, Tomas Šliupas ir Modestas Strutkus tikrai turi visas galimybės pagal formą, kurią jie demonstruoja, kovoti dėl pirmos vietos. Šiaip kiekvienas iš jų yra labai realus pretendentas tapti čempionu. Ir tie visi 2 etapai, kas buvo iki tol, jokių įskaitinių taškų neatsineši, tu tiesiog patenki į finalą, o ten galimybės visiems vienodos. Kaip ir netikėtumų faktorius visiems vienodas. Taip, rungtis bus jau ne 5,
o 7, taigi iš tikrųjų išaiškins, kas yra stipriausias. Ojojoj, laukiam, nesulaukiam finalo Druskininkose. Čia matote po varžybų apdovanojimų ceremoniją. Galiūnams nugalėtojų taurės įteikė rajono vadovas. Nustebinai mane labai nustebinai, manau, ir pats save nustebinai. Kaip ruošėsi šitom varžybom? Šitom varžybom ruošiausi jau visas mėnuo, tikrai buvo ir blogų dienų, ir gerų dienų. Ką žinau, bet aš laimingas. Viskas. Aš matau, kad tu labiau jaudinasi duodamas interviu negu svorius keldamas. Nu, interviu tikrai sunkiau man duoti, bet lengviau kelt svorius. Nieko, po kito etapo priprasi. Ačiū. Sėkmės tau. Štai taip barbė devindarbė yra Saulius Brusokas, varžybų vyriausias teisėjas. Jis ir sugeba organizatoriam padėkoti ir dalyvius pasveikinti ir dar pats interviu duoti. Ačiū visiems, kas prisidėjote prie šio nepaprasto reginio. Žydrūnai, ačiū pačiam už įdomius komentarus ir sakom iki susitikimo Druskininkuose didžiajame finale. Iki.